Indre, noriu pakalbėti dar vieną aktualią temą. Yra nemažai užsienio kapitalo organizacijų, ar ne, kurios įsteigia verslus. Ir nepaslaptis, kad tokiose organizacijose dirba žmonių iš skirtingų kultūrų, skirtingų šalių, ar ne, skirtingo mentaliteto. Ir kartais darbuotojams tenka prisitaikyti ir priimti galbūt šiokį tokį savo kolegų kitoniškumą, ar ne? Tai ką reikėtų, kaip dirbti aplinkoje arba turint kolegas iš skirtingų kultūrų? Šiaip tai čia yra fantastinė gyvenimo galimybė tas kultūras paliesti savo darbe iš arti. Tai turint kolegas tokias, nes yra čia tokias kaip dvi pusės. Viena yra vadovybė, kuri įveda tokį žmogų į kultūrą. Ir yra kolegos, kurie tiesiog kartu dirba tam pačiam lygmenį. Tai dirbant kartu tam pačiam lygmenį, grįžtam prie etiketo pagrindo pamato. Dėmesio rodymo, rūpesčio ir domėjimosi, kaip viskas vyksta jo šaly. Kas jis per žmogus, kaip jisai įpratęs, ką jis atsineša, galų gale kaip jisai yra įpratęs dirbti, o kaip pas jų šaly. Jeigu tai yra žmogus, kuris nekeliauja iš šalies į šalį, nes dažniausiai tie žmonės būna jie tokie, kaip chameleonai, jie pasipurto ir jau kitoj šalyje jau irgi greitai labai absorbuoja informaciją ir prisitaiko savo. Bet jeigu tai yra pirmas kažkoksai tai bandymas dirbti kitoj šaly, tai rūpesčio išraiškos ir dėmesio išraiškos jos gali būti įvairios, bet tą žmogų tuomet atidaro ir sukuria ryšį, nes mes visi žmonės, mes visi norim tos meilės ir dėmesio. Tai būtent dirbant tarptautinėje kultūroje, tarptautinėme kontekste labai labai pravartu yra domėtis tą kitų žmogum, kaip tu gyveni, kaip tu įpratęs. Nes kas dažnai atsitinka, kad tokie žmonės, kurie ateina į komandą, jie tampa ignoruojami, nes tu esi kažkoks kitoks. Pas mus Lietuvoje gal iš vis, kadangi negyvenam šalyje, kur labai didelis yra kultūrų maišatis, tai tarkim kaip didieji Europos miestai, kur ten kiekvienas žmogus iš kitos šalies, tai mums vėl suveikia ta baimė, kad tai yra kažkas kitaip, aš čia nesuprantu, aš nepažįstu, o jeigu dar ir nusmerksiu, kad tu čia kažką kitaip darai, tai visą tai apsversti iš etiketo pusės irgi yra iš to žmogiško mandagumo. Kas tu, iš kur tu, kaip tu, apie ką tu, pasakok, man viskas įdomu. Bet kartu su naujais kolegomis pasitaiko ir tokių kultūrinis šokas, ar ne, kartais būna, nes žmogus tiek darbinėje aplinkoje, jis turi kitokias nuostatas savo šalyje, jisai dirbo greičiausiai kitaip ir jį gali tiesiog trikdyti, kad tu išeini lygiai 17 valandą, tarkim, iš darbo, kad tu pasiimi mamadienį, tėvadienį, nes jo šalyje taip nedaro, jie ten galbūt dirba viršvalandžius, jiems nėra suprantama, kaip viršvalandžius galima apmokėti, kaip pavyzdys, ar ne? Bet kaip įvesti tada... Galbūt yra ir kažkokių dalykų, kur jų tam tikri papročiai mums yra nepriimtini, ar ne? Nes mes esame skirtingų kultūrų. Tai kaip susiturėti, priimti tą kitą kultūrą, išlikti pagarbiems, bet tinkamai paaiškinti, kad tai kaip yra pas jūs, pas mus yra šiek tiek kitaip. Aiškinimo būdu. Čia jau yra vadovybės atsakomybė, priimant tokį žmogų į darbą, jį įvesti į vidinės kultūros, į vidinės įmonės taisyklės. Nes tai, kad esi įpratęs dirbti ten iki 9, jeigu nori, gali dirbti. Bet, tarkim, visi mes dirbam iki 5 ir visi išeina ir čia taip yra įprasta. Ir aišku, čia yra dar viena dalis, kad žmonės, kurie atvažiuoja į kitą šalį, jie neturi tikėtis, kad toje šalyje bus viskas taip pat kaip namie. Taip. Tai irgi ta adaptacija yra reikalinga ir iš to žmogaus. Bet čia jau yra vadovybės pareiga tą žmogų kuo sklandžiau įvesti, kaip yra pas mus, kaip mes dirbam ir išsiaiškinti tos nepatogius taškus, kur žmogus ar nesupranta, ar kažkas ar jis kažkaip norėtų kitaip, ieškoti teigiamų sprendimų
išėjimo kelių, kaip padaryti, kad abiem pusėm būtų gerai. Galbūt jis tikrai nori tam darbę užsibūti, būk jį nori. Jeigu nors, jeigu yra galimybės, tu gali būti, bet tau nėra būtina. Nes jeigu spėjai savo darbus pasidaryti, tai išeik laiku. Na, tas laiku, naujų laiku. Taip. Ir vėlgi grįžtam į tą patį, ką ir kitose epizoduose aš šnekėjau, komunikacija, tas aiškumas, nes žmonės, kai turi aiškumą, kaip viskas vyksta, kaip viskas organizuojama, ką aš turiu daryti, jie atsipalaiduoja. Nes viena iš didžiausių baimių visų žmonių, kurie turi tas, kas kelia stresą, tai yra nežinomybė. Taip. Jeigu aš elgsiuos kitaip, aš dariau taip ir aš nesuprantu, kaip man dabar daryti. Tai tas nesuprantu momentas, jis turėtų kuo anksčiau būti iškomunikuotas. Ir čia yra tikrai kompanijose spraga gana dažna, kad jie įmeta tą žmogų kaip į balą ir tu sukis. Ten kažkas tave apmokys, tas, kuris apmokys, turi savo darbų ir gavo tiesiog papildomą užduotį ir galvojo, dabar čia man reikia dar su kažkokiu tai iš kitos šalies čia trintis, kad jį ten prižiūrėt. Tai kai yra labai aiški sistema, labai aiškus žingsniai, tuomet visiems yra lengviau, kad pas mus yra taip, kaip yra pas tave, ar galim daryti taip. Bet įvedimas turbūt turėtų būti ne tik to žmogus, kuris ateina dirbti į Lietuvos ar ne kultūrą, bet turbūt ir vietinių, darbuotojų, nes jie susiduria tikrai ne su viena taip pat skirtinga kultūra ar ne, ir jie nuo švenčių ar ne šventimo iki papročių, iki virtuvių, iki tradicijų daug, didžiulis platus spektras yra. Tai greičiausiai turbūt turėtų ir tie vietiniai žmonės būti paruošti tam tikrąją prasme, priimti tas kultūras, skirtingas kultūras, būti pakantesniems, ar ne, greičiausiai, nes... Kompanijos gi daro ten tam tikros šalies dienas kažkokias, ar supažindina su maistu, ar supažindina su tradicijom. Gal ko nereikėtų daryti, tai labai per anksti pastatyti to naujo žmogaus prieš visą kolektyvą ir tai dabar papasakotumėm apie savo kultūrą ir savo šalį. Tokio nereikia iš jo klauno daryti, bet... Palaipsniui kartu dirbant, tai čia viena rekomendacija yra pačiam kolektyvui kalbinti, neuždaryti to žmogaus socialiai į kampą. Ir pačia, aišku, to žmogaus yra pareiga dalintis tuo, ko jo klausimo. Čia gal nuo asmenybės irgi priklauso, nes jeigu sutinka ten 3 intravertai, tai sunku būtent išgauti. Bet iš esmės turėtų būti taip, kad pagarba ir dėmesys žmogui. Nesvarbu iš kokios šalies, domėtis jo šaknimis. Ir tada, kai yra parodomas susidomėjimas, jisai atsiveria, prasideda draugystė, tada atsiranda kažkokių sąlyčio taškų, ir tas viskas natūraliai vystosi. Vėlgi, kaip sakiau, vadovybė turėtų padirbėti apie tai. Ir tos visos kultūros dienos jos irgi padeda supažindinti. Bet faktas, kad naujai atėjęs žmogus į kompaniją iš kitos šalies, jis niekada neužims kaip visos erdvės, nes tai vis tiek jis atvažiuoja pas mus, į mūsų kultūrą, į mūsų taisyklės ir jis nebus taip, kad dabar pagal jį viskas bus. Taip, reikia pagalbos, dėmesio, kaip tu paminėjai, ir tokia galbūt noro padėti iš pačių žmonių, ar ne, kad įtrauktų, geriausiai veikia po darbo valandų vakarėlis. Aš kaip sakau, kalbėjom, kad labai... Ką aš pati jaučiu, yra labai didelis lūkestis iš etiketo kaip temos taisyklių. Kad taisyklės kaip kiekvienam žingsnį elgtis, bet tuo pačiu taisyklių mažai kas mėgsta taisyklės griežtas. Ir kai pasakai, kad taip yra, tada pradeda prieštarauti, kodėl aš čia taip turiu elgtis, ar kodėl čia man kažkas taip liepia daryti. Taip. Bet tas lūkestis jisai nėra visai teisingas, nes etiketo, apie ką ir yra etiketas, apie žmonės. Ir dėl ko aš labai daug dėmesio skiriu į bendravimo etiketo dalį, ypatingai, kai yra iš skirtingų šalių žmonės, tai tas bendravimas tampa dar svarbesnis, nes mums nėra aišku, apie ką tie žmonės. Mes savus tai labai greit mokam nuskaityti, nes mes tais pačiais įpročiais gyvenam. O iš kitų šalių mums visiškai viskas kitaip yra. Ir būtent grįžtant į tą dėmesį, į rūpestį, į komplimentus, į akių kontaktą, į atvirus klausimus, į neužgožimą savo istorijom, tokius
didįjį tą tokį 5 bendravimo etiketą, tai tada viskas tampa daug lengviau ir atsiranda mandagumas ir pagarba. Nes kai yra kažkoks tai griežtumas, užsidarimas, kad aš darysiu taip ir nekreipimas dėmesio į kitą žmogų, tik tai taisyklių ieškojimas, tai kaip man čia dabar elgtis, tai pasimeta esmė viso etiketą. Bet turbūt tas galioja ne tik tai su užsieniečiais kolegomis, bet ir apskritai gyvenime visada. Aš sakau, mes nemokam klausyti čia pirmiausia. Labai, labai retas, kuris moka iš tikrųjų klausyti. O jau vien tai išmokus pagerėja gyvenimas, nežinau, 120%. Supratau. Ačiū tau, Indrė, labai. Ačiū.